dar vienas įrašas trumpas, irgi labai svarbia tema. Gaunu klausimų, pavyzdžiui, kodėl kažką pradirbus, sutvarkius, vis tiek tarsi viskas grįžta į pradinį tašką. Neprasidirba kažkaip, nesusitvarko, kažko trūksta, ne taip kažkas vyksta. Tai dažnai yra po visu tuo sutartys. Sutartys, kaip aš sakau, jos kyla iš daugelio dalykų, iš daugelio situacijų ir jos būna pasirašomos su tais visais, ko mes nematom. Gal ir ačiū Dievui, kad nematom, bet subtiliam lygmenį mes galime juos pamatyti. Tai yra visokie tie astraliniai parazitai, velniai, demonai ir tie tamsieji, aš juos vadinu tamsiaisiais. Su tais tamsiaisiais yra taip, pavyzdžiui, sutartį pasirašyti yra labai lengva, mes to net nesuprantam kitą kartą, nes trūksta tiesiog supratimo, sąmoningumo, kaip viskas vyksta, bet čia kaip pasakose panašiai atsitinka kas nors, nežinom kaip elgtis ir prisistato ten koks pinčiukas kvietei šeimininkė. Taip ir čia gyvenime yra, pavyzdžiui, susirgo vaikas, ar ne, labai stipriai susirgo vaikas. Ir mes tarsi savo pasakome, kad, oh my god, kai baisus serga vaikas, aš viską padaryčiau, kad tik tas vaikas pasveiktų, viską padaryčiau. O tada ir atsiranda tas viską padarytum. Gerai, ką padarytum? Ir tada subtiliam lygmenį tie tamsieji pakiša sutartį. Taip, okei, mes padėsim, tavo vaikas pasveiks, ten išliks gyvas ar kažkaip. Bet tu mum atiduosi savo gyvenimo džiaugsmą. Kaip pavyzdys. Subtiliam lygmenį ta sutartis pasirašoma, vaikas ten pasveiksta, ar ne, kaip pavyzdys, viskas tvarkoja, bet mes prarandam gyvenimo džiaugsmą. Mes nebemokam vertinti to, ką turim, nebesidžiaugiam kažkodėl ir nesuprantam, kodėl tai vyksta. Vyksta todėl, kad yra sutartis, mes pasirašėm ją, atidavėm kažkam kažką. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, turiu mylimą, į santykiai ten atrodo, vau, viskas labai fainai ir staiga išdavystė, ar ne, nežinau, palieka, kitą susiranda, išeina, ir čia širdis kraujuoja, skausmas begalinis, sutryptas, suplėšyta, viduj nieko nėra prasmės gyventi ir tada tuo metu dažnai savo galim pasakyti, kad aš gyvenime neįsimylėsiu, gyvenime savo širdies ten niekam nepatikėsiu ir taip toliau. Ir mes tą širdį ten užrakinam, užspaudžiam, užgniaužiam, į skrynelę pakasam, ko tik ten nepadarom, kad ta širdis jinai būtų tokia nejautri ir kad mūsų niekas daugiau neįskaudintų. Tada trūksta tos meilės, trūksta pasitikėjimo žmonėmis ir savimi. Taip gyvenam. Arba gali būti sutartys net iš praėjusių gyvenimų, kada, sakykime, seni laikai, viduramžiai vyksta karai riterių, ten eina į kovą, visi kariauja. Ir reikia kapoti galvas, reikia žudyti priešą. Ar dabar mes tą galėtume realiai, žmonėmis sąmoningais būdami? Nemanau, gal ten, jeigu iškiltų grėsmė vaikui, tai dar nežinia, ką galėtum padaryti, bet šiaip pasižiūrėjus, ar ne, giljotinuoti kažką, kapoti galvas, žudyti, ar ne? Tai turint mylinčią, gyvą, skleidžiančią šviesą širdį, tu to darbo dirbti, kaip ir negalėsi. Todėl dažnai tenai irgi būdavo tos sutartys tokios pasirašomos subtiliam lygmenį, kada prisistato tie tamsieji ir sako, matau, kad tau ta širdis trukdo, atiduok tu man tą savo širdį, aš tau duosiu, nežinau, ten akmeninę, ledinę, dar kažkokią. Ir tu galėsi jau tada dirbti, būsi riteris pirmoji vietoje, paaukštintas karaliaus mylimas, ten galėsi kapoti galvas, nežiūrėdamas į nieką. O kas nenori, jeigu yra viduj to godumo, valdžios troškimo, pripažinimo, tai tos sutartys taip ir pasirašomos. Atiduodi savo širdį, gauni ten ledinę, akmeninę, bet tos sutartys jos niekur nedingsta, sielos lygmenį visi failai yra. Gimstam čia ir dabar, ir gyvenam, žmonės tokie nemokantys, negalintys mylėti, atjausti, suprasti. Tai nebūtinai kažkokie blogiečiai šiame gyvenime. Tai tiesiog
gali būti dažnas atvejis, kada žmogus tiesiog jisai, nejaučia, nespinduliuoja, neskleidžia tos šilumos, meilės ir dar kažko. Tai vat ką su tom sutartim daryti? Jeigu vis kažkas neprasidirba, nesusitvarko, vat jaučiam, kad kažkas yra pririšta, prikabinta, tai vat, ir klausiam savęs tada, ar yra pasirašyta sutartis. Turim vidinę klausą ir žiūrim, koks atsakymas ateina, koks pojūtis ateina. Yra sutartis? Yra. Tada prašau man suprantamų būdų parodyti, su kuo aš ją pasirašiau. Ir pamatai ten kažkokį tai babaužių juodulį, ar ne? Ir tada žiūri, žinai, o kas yra sutarties pagrindas, ką aš atidaviau ir ką už tai gavau. Jeigu taip ramiai, pasėdėjus, pagalvojus, ateina tie atsakymai, kad, ten atidaviau jautrumą, gyvenimo džiaugsmą, širdį, kažkokius talentus, gebėjimus ir taip toliau. Ir tos sutarties nutraukimas yra gana paprastas už tai, kad visatoje tas vienintelis, ne vienintelis, bet toks vienas iš ryškiausių įstatymų yra laisvos valios įstatymas. Aš laisva valia atiduodu, bet aš laisva valia niekieno netrukdoma galiu ir susigrąžinti viską. Tai jeigu, sakykime, aš praeitam gyvenime atidaviau širdį savo ten kažkam, gavau akmeninę ir noriu dabar jau suvokiu, supratau, kas įvyko, kad man nereikia tos akmeninės širdies, jinai man trukdo. Aš tada ir sakau, kad aš nutraukiu visas sutartis su visais tamsiaisiais. Anuliuoju tų sutarčių pasiekmes. Susigrąžinu savo viską, kas man priklauso, išvalyta ir pilnoje apimty. Atiduodu tiems, kas jiems priklauso, viską išvalyta ir pilnoje apimty. Ir nutraukiu tos sutartis. Nesmė net ką sakysit, bet esmė, kad pati mintis, jausmas, suvokimas, ką jūs norit padaryti. Išjausti tą, kad ne, man jau nereikia tos akmeninės širdies, aš nutraukiu sutartis, anuliuoju pasiekmes, susigrąžinu savo, kas mano, atiduodu, kas ne mano, viskas. Ačiū, malonu. Ir išjausti, grįžta mano širdis, vargšiai nusikamavus, kažkur prabuvus, neaišku, kiek amžių. Aš ją turiu pajausti, atsiprašyti mintimis tos savo širdelės, ją ten paguosti, pasiūsti tos meilės. Pats viduj net atsigauni, jaučiasi, su kuo dirbę esam konsultacijose, tai kad ir sako, net krūtiniai šilumą jaučia, būna ir ašaras pramuša, toks dėkingumas, meilė atsiranda, šiurpa eina. Tai taip ir vyksta su tom sutarčių pasirašymais, jas tiesiog reikia nutraukti. Dar būna, čia kažkas klausė apie antrą pusę, jeigu nesusirandi, ar ten su finansais būna, tai irgi jau buvau kalbėjus, kad būna mūsų pasirašyti kažkokie pasižadėjimai, priesaikos. Einu į vienuolyną, duodu neturto skaistybės įžadus. Įžadai duoti, failas yra, šiame gyvenime man gali būti sunku susirasti antrą pusę ir ten turtą kažkokį užgyventi, tą gausą patirti, ne tik finansinę prasme, bet santykių, tiesiog to gyvenimo gerumo. Tai tada irgi mintyse sakau, kad viskas, man tai jau atitarnavo, nebereikia, nebeveikia. Aš anuliuoju visus savo įžadus, priesaikas, viską, kas mane stabdo šiame gyvenimo kelyje, kas man yra nereikalinga, atitarnavę. Viskas. Ačiū, viso gero. Tai tuos tokius momentus irgi pasižiūrėkit, atkreipkite dėmesį į tas tokias, ar nėra sutarčių ir ar nėra kažkokių įžadų, priesaikų ir taip toliau, ir viską nutraukti, anuliuoti. Tiesiog žodis yra veiksmas. Aš anuliuoju, aš nutraukiu, aš atstatau, aš paleidžiu. Tai kalbėti su savim reikia. Tai gero laiko su savimi.